Sveiki žiūrovai, šiandieną troškinsim vištienos kepenėlės su daržovėm ir valgsim su makaronais. O tokie makaronai yra pas mumis tomato padažas, morka, paprika ir svogūnas. Taip kad žiūrim. Dabar turim viską pasiruošę. Daržovės susipjaustėm, kepenėlės išsivalėm ir eisim dabar gaminti. Įsipilam aliejų. Ir dėsim visas daržovės iš karto. Ir neužilgo dėsim kepenėlės, nelauksim. Mums užkepti nereikia. Taip ir. Įdedam kepenėlės jau. Nieko nelauksim. O jos šutinas kartu. O taip. Dar pasūdom kepenėlės. Truputį. Paskui paragausim. Ir sudedam jau mūsų prieskonius. Nu va, tegul šutinasi. Nu, vanduo užžiūrė. Čia mes dėsim mūsų makaroną. Dėsim 3-4 tokius šapkinukus. Va taip. Ir aišku pasūdom. Na, pažiūrėkit, kas čia gavosi. Koks grožis. Makaronai baigia išvirti. Tuoj sunksim. Nu ką, čia supilam tomato padažo. Ir dar porą minučių patušinam. Ir viskas. Dabar sunkiam makaronus, kai yra išvirę jau. Nu, čia turim tokią salotą apvalę, labai vandeninga yra, nebloga. Agurką nuskusim. Pasidėsim salotą su majonezu. Irgi nedaug. Na, turim salotą susipjaustę. Svogūnai, salotos, agurkai šviežus ir saldus kukurūzai. Į majonezą dėsim paskui ant galo. Jau kaip sėsim valgyti. Nu, tai va. Čia dedam majonezu. Šaukštą. Išsimaišom. Ir turim salotas. Eidam biškį petražolių. Čia turim svogūnus. Jie jau apkepė. Galim dėti makaronus. Biškį druskos. Truputį pipirų. Maltų juodų. Nu, kaip fainai. Nu, ką, reisim serviruoti. Nu va, mūsų pietai gatavi. Makaronai. Ir kepenėlės su daržovėm. Va. Prašau. Visiems prie stalo, skanaus ir iki sekančio. Ate.